Labadiena visiems mūsų YouTube kanalo žiūrovam. Šiandien prie mūsų Respublikos apšvitos salos du jums gerai pažįstami mūsų pašnekovai, su kurie dažnai bendrauja su jumis mūsų telekanale. Tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas ir buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Eduardas Šablinskas. Ir šios dienos mes savo pokalbį gal pradėsim, nors bus šiek tiek platesnė tema, bet su tokio intriguojančio pavadinimu, kad energetikų klanas nugalėjo. Čia visai kalba eita apie tai, kad energetikos visose tose peripetijose naujos vyriausybės formavimo, vien tik tai buvo, jau mes kalbėjom prie šito stalo, kad kaip lakmuso popierėlis visai mūsų valdžiai, tai yra energetikos ministro skyrimas. Ir dabar, kada jau aišku, mes šiandien kalbamės, kol dar nepatvirtinta vyriausybės programa, bet vis tik tai, kai vėl energetikos ministru tampa Vaičiūnas, kuris kažkada tai, būnant Skverneliui premjerui, vadovavo energetikai ir buvo ta padaryta Igničio afera. Kito žodžio aš negaliu panaudoti, kalbėdamas apie šitus dalykus. Tai atėjus va taip naujai po rinkimų, naujai valdančiai daugumai, premjerui pasitraukus Paluckui, kad atsirado nauja premjerė ir buvo įvardintas, kad bus paviešinti Igničio akcininkai, tai čia buvo tam tikras tik pirmas žingsnis, susitvarkant pas save valstybę energetikos visas problemas. Matom, kad dabartiniai situacijoje, kito žodžio negaliu pasakyti, kad energetikų klanas laimėjo. Tai gerbiamas Valiau, tai sakykime jūsų nuomonė visoje šitoj peripetijoje formuojant vyriausybę. Vis tik tai pripažinkim, kad Vaičiūno skirimas ir visas tas paviešinimas Igničio akcijų, kada įsikišo ir mūsų tie valdantieji dauguma formavo ir prezidentūrą, čia ten su Dilba, ten tuo garsiu irgi nuo konservatorių atėjusiu patarėjus, kuris patarinėja mūsų prezidentui, ir pačio Nausėdos atėjimas į prezidentus šalies vadovus iš banko, kuris taip pat turi akcijų ten Ignitį, ten viskas susidėjo, kad tie žmogeliai, eiliniai vartotojai tos energetikos, mes likom kaip ir buvom, ir tuo Estijos gerų pavyzdžių, kurį išpirko, vienu žodžiu, savo analogiško Igničio akcijas ir pradėjo paisyti vartotojų interesų, nepasiekėm. Tai kur čia buvo priežastys ir kaip jūs matot, kas čia vyko? Iš tikrųjų, liūdniausia dabartinė situacija. Vien dėl energetikos klano visa valstybė šiai dienai yra pakabinta. Žiūrėkit, vyriausybę negalim patvirtinti, ministrų negalim, vyriausybės programos negalim, viskas pakabinta stovi. Dėl vieno energetikų klano. Žiūrėkit, visi kitai, niekam neįdomu, žinai, koks tokia ministerija. Aplinkos ministerija dėl vaizdo buvo prigriebta. Kaip sakant, kažkaip, kad netrodytų negražiai, kad tik dėl vienos ministerijos kovojama, bet dabar jau akivaizdu. Žiūrėkit, tik tais socdemais apsikeitė su Nemuno aušros ministerijom, kaip sakant, pasidavė energetikos klanui, prezidentui mūsų pasidavė, iš karto viskas jau ir pajudėjo lėtai. Žinot, kas yra liūdniausiai, žiūrėkit, nuo darbo partijos laikų. Rokas Masiulis buvo energetikos ministru. Ką jis darbo partijos programą įgyvendino? Ar kažką? Ne. Tik tada Grybauskaitė tyliai gražiai įkišo, kaip sakant, per prievartą turi būti šitas. Po to atėjo valstiečių vyriausybė, mes tą patį Vaičiūną mes irgi turėjom. Tada irgi buvo gražiai mums įtaisyta, žiūrėkit, kaip puiku, kaip gražu, kaip čia jis vykdys valstiečių. Ir tos pačios Grybauskaitės per Skvernelį. Ir tos pačios Grybauskaitės buvo įtaisytas per Skvernelį. Ir kaip sakė, kaip jis vykdys valstiečių programą ir visą kitą. Kaip vykdė, mes puikiai žinom, Ignitis parduotas ir visi kiti dalykai patvarkyti energetikoje. Aš atsimenu, aš pats dar buvau komiteto pirmininkas, tai Vaičiūnas atnešė, kad branduoliniam atliekynui reikia milijardo. Milijardą paimti iš visos tautos, atimti ir pasistatyti branduolinį atliekyną. Ir tada sako, čia Europa liepia, sako, parodykite europinius dokumentus, o ten buvo parašyta, branduolinius atliekinus statyti reikia tik tom valstybėm, kurios turi veikiančias atominės elektrinės. Tai mes žinom, kad Lietuvoje veikiančias atominės elektrinės mes neturim, ir to nereikia. Tai tada aš jau savo kolegas, valstiečius įkalbėjau koalicijos partnerius, kad nedarykim šito žingsnio, neduokim jokio milijardo, duokim tik kelis milijonus, kiek reikia išlaikymui dabartinio mūsų atliekinų, kurios turim viską. Tai čia šito ministro atnešta. O dabar matom kokią situaciją, žiūrėkit,
Aišku, Nemuno aušra, šiek tiek kaip pakišta gavus, kaip pasakyti, visi puikiai žinojom, kad energetika tai yra prezidento ir energetikos klano. Visi mes visi koalicijos partneriai puikiai tai žinojom, čia buvo vieša paslaptis, aš kaip sakau. Bet, kaip sakant, Remigijui teko su Nemuno aušra pereiti tą ugnį visą, bet aš kaip sakau, nėra to blogas, neišeitų į gerą, mes pamatėm tikrą prezidento veidą. Mes sužinom, kad prezidentas nuolat laužo konstituciją, laužo savo priesaiką ir tai daro nuolat. Vien jau reikalavimas, kad partinio kandidato negali būti. Jau čia yra konstitucijos realiai ir priesaikos sulaužimas. Dabar tas toliau kartojamas, vėl juk sakė tą patį, kad negali būti. Ir žiūrėkit, tik tais jau sužinojom, kad jau bus skirtas tas pats Vaičiūnas ir visos problemos baigės. Ir žinot, kas yra netgi liūdniausia toje situacijoje, mes galime įvardinti, kad prezidentas neturi teisės siūlyti ministrų, kišti ministrus, kaip sakant, kažkaip juos ten įdeleguoti ar kažką. Neturi jis tokios teisės, bet jis tą jau padarė. Budrys, kieno? Prezidento. Šakalienė teoriškai socdemų, praktiškai prezidento. Ir dabar energetikos klanas vėl bus prezidento, su prezidentu stovu. Tai akivaizdu. Bet dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Realiai mes koalicijos partnerių esame apsitarę. Sakykime, socdemų ministras kaip pavyzdys, tada Valstiečių arba Nemuno aušros koalicijos partnerių viceministras. Sakykime, arba patarėjas. Normali praktika, tai eilę metų vyksta, kad koalicijos partneriai turi savo žmogų, kuris tam tikrose srityse dirba. Aš jums dabar garantuoju, kad į energetiką nebus leista niekas. Ten nebus nei Valstiečių viceministro ar patarėjo, kaip sakant, ministro, nei Nemuno aušros ten nebus. Pamatysite, nieko nebus. Ten bus suvaryti visi, kaip sakant, klaną aptarnaujantys žmonės, arba buvę viceministrai patarėjai, sakytų, kurie buvo demokratų. Tai akivaizdu, kad taip įvyks. Man kaip sako, negali būti, koalicijos partneriai gali sutarti, kad, pavyzdžiui, Valstiečiai deleguoja energetikos ministeriją, viceministrą, Nemuno aušra deleguoja, tą patį deleguoja užsienio reikalų ministeriją, kaip sakant, į krašto apsaugos, pavyzdžiui, krašto apsaugos taip pat reikėtų, kad ten būtų skaidrumas. Bet faktas, kad aš kaip matau, tai jau vyks, kad to nebus. To skaidrumo mes užtikrinti. Ir dabar, jeigu ateina tas pats Vaičiūnas ir jis pasiema, sakykime, kanclerį, viceministrus savo, ten patarėjus, tai vadinas, tas energetikų klanas toliau puikiai gyvena. Toliau galėsim klestėti. Galvoju, kad taip ir įvyks. Supratau, čia gerbiamas Eduardai, kadangi irgi turi tą patirtį, Jisai darbo Seime, buvo 2 kadencijas Seimo narys, tai vis tik tai man įdomus užkulisiai, kadangi va šiandien rinkdamasis pokalbim, kur ne vienas vakar skambinau daugam ir iš opozicijos, tai tiesiog iš pozicijoje esančių politikų sako, rytoj negalime ateiti, kadangi vyriausybės programa bus tvirtinama. Ir žinai, tuo pačiu paskambino opozicijai, tai sako, žinai, aš rytoj nebūsiu, vienu žodžiu Vilniuje išvažiuoju ten iš opozicijos, nes nebūsiu Vilniuje, negalėsiu ateiti. Sakau, taigi tvirtinama programa bus, va ten kalbėjom. Sako, niekas netvirtins. Pozicijoje žmonės esantys Seime to nežino, opozicija viską žino, kad rytoj nebus šitas svarstomas klausimas. Tai man įdomu, pratęsiant tą, jeigu konservatoriai žino, kad nebus svarstoma, o visa pozicija dar ruošiasi, tai kas valdo valstybę. Bet šiuo atveju, tą, ką paminėjo gerbiamas Valius, tai žiūrėk, krašto apsaugos ministerija, kur didelis pinigai ateina, jau užšakuota. Vaičiūnas irgi, kur energetika vis tik tai energetika valstybės stipri ne tuo, kiek turi aukso atsargų, o tiek, kiek gali suakumuliuoti direktorius tos energijos būti. Tai visi tie dalykai užšakuoti ir jokių tų valstybei normalių pokyčių negalim daryti. Tai pagal tave, kas čia vyksta, kaip tu matai tuos dalykus. Ir vyriausybės formavimo atsiradęs, kada jau pasikeitė premjerai, kada gali pradėti nuo užbrėžtos linijos ir tik tai premjerė naujoji pasakė, Ignitis, čia darysim tą paviešinsim ir viskas vėl šnipštas. Įsigando tų Tapino mitingų visi, čia vėl dar sudedama dalis viso šito formavimo proceso. Gerai, pradžiai pasakysiu, mes turim konstituciją, kurios nepaiso gerbiamas prezidentas, bet ir konstitucija netobula. Yra pasakyta, kad Lietuvoje iš eilės vardinama pirma žmonių atstovas
yra Seimas. Tik po to eina prezidentas, po to eina vyriausybė ir ketvirtas teismai. Ko trūksta, gerbėmėjai? Jeigu jūs turite... Konkretizuojant tiesiai. Mūsų LRT, kuri viską žino, visus teisė, viską numato. Ir va čia yra bėda, kai viena iš mūsų valdančiųjų buvusiųjų partijų nuo senelio laikų taip usurpavę ir dabar išeina, kad kokios valdžios beteiktų, visos jos skiria pinigus savo valdžių malšinimui. Tai yra LRT daro, ką nori. Jau prie išvada ir visi žinom, kad gerbiamas Tapinas gauna per kitus, bet gauna lėšas. Tai yra nupirktas. Ir visi kitai, kas šneka, kas ką nori daro, ir teisus tik tas, kas šneka per LRT ruporą. Vadinasi, gerbiamas prezidentas, turiu pasakyti tikrai, kaip teisininkas, padarė klaidą. Čia konstitucijai pasakyta sąžiningai eiti savo pareigas pagal konstituciją ir būti visiems lygiai teisingas. Pirmoji klaida - pasakyti, kad aš nepriimsiu tos partijos ministrų. Čia, žinot, šneku kaip pensininkas, bet iš tolo stebėdamas, palaukit, partija nenuteista. Jo žmonės irgi nuteisti, kad ten pakelti kažkokie ale teismai vadinami, kad ne taip pagaliukus panaudojo ir panašiai, tai palaukit, Seime dvi teistos baisiai partijos. Tiek vieni vadinami konservai, kiti liberolai, teismų įvardintos teistos ir jos gali čiulbėti, gali atskirai, kaip gerbiamas Milytė, protingai, teisingai šnekėti, bet ar jinai turi tam teisę. Pirmiausiai taip nenusiplovė savo tų buvusių bėdų, konservatoriai taipogi, bet kai jie pasako, visur pūdinama ta tiesa, kurie identiškai naudoja okupantai iš rytų, dabar vėl plėsdami atvejį Lietuvos link. Ir jeigu aš, arba gerbiamas Arvalas, pasakys, čia negerai daro, čia su Ignitis netvarka, arba lygiai kaip ir Artūras Skardžius, iškart kumtampa. Nu, čia yra rytų ruporai, vatnikai. Ir taip plečiama ir užgožiama, ir tau atsakyti neįmanoma, nors iš tikrųjų kiekvieno tokio užgoliojimo turėtų leisti pasisakyti ir įdėti tavo žodžius, to Lietuvoje nebeliko. Kažkoks toks anachronizmas vyksta, kai nesupranti, kas Lietuvoje. Mes tyrim gerbiamą Žemaitaitį, puola dabar. Tavo žmonės ten, broliukas turi, sakysime, akcijų ir taip toliau, palaukit. Tai ten dėl kapeikų mušasi, kiek jam lieka užsidirbti. Čia pasižiūrėkim gerbiamą mokytoją, kurį tik pradėjus mokytojauti, už 1 eurą skolon įsigyja žemės sklypą, dabar pasižiūrėkim, nepiktai, nepavydžiu. Jūs Austėją turite omeny? Taip, 12 milijonų rodo pelno per tokį trumpą periodą. Iš ko? Iš mūsų vaikučių švietimo. Bet tai LRT gal kritikuoja, mato va tokius... Kur? Čia jau nebekritikuoti turi. Čia turėtų užsiimti ir tiesiog atimti, tiesiog atgal valstybei tai, ką atidavė. Moka tėvai tiek pat, moka valstybė tiek pat. Vadinasi, už tėvelių pinigus aš išlaikau mokytus su konfidencialiu pasižadėjimu neviešinti, kiek uždirba ir kaip. O tai, kas valstybės man krenta, jau mano pelnas. Ir po to gerbiamas Gabrielius, kur sėdėdamas, gali mums ruošti televizijos laidas tiesiai iš salų, kažkur ten Graikijai. Bet tai yra paradoksas, pajuoka ir panašiai, bet žiūrėkit. Bet Šaplinskai įsiterpsiu, ir jūs pensininkas, ir aš pensininkas, o pensijinius fondus toks Šarūnas Stepukonis, už 42 milijonus ir kažkaip tyla, ten yra niekas... Tai trumpai noriu pašaržuoti vasaros 5 vadinamą, garsiau į ten kompleksas gydyklų. Apie ką mes šnekam, kodėl sveikatos ministerija atiduoda į pardavimui, todėl kad, sako, šalia gyvena kai kas, kur atsiras kompleksas, mokyklos didžiulis su vaikų darželiai ir panašiai, ir vėl, matom, po perkūnais pasityčiojimas yra akivaizdus. Ir va štai čia yra gerbiamo prezidento dalykas, padedant, kaip tik sėdėm Respublikoje, gerbiamas pavaduotojas Jansonas, ar ne?
galėtų jį nukreipti, pasakyti, prezidente, jūs jau nebe banko atstovas, jūs visiems turite būti lygiai teisingas. Ir šiuo atveju turėtų pasisakyti, nes jis nori eiti į istoriją kaip tikrai teisingas ir naudingas Lietuvai prezidentas. Ne visiškai pasakyčiau dabar, jis jau perima paskutiniu metu gerbiamos Grybauskaitės tokį darbo stilių, kurį aš pasakiau, aš noriu, nes, kas čia beliko 4 metai, po to vis tiek negalėsiu būti prezidentu. Tai jau dabar noriu parodyti, aš ir klysta, nors, sakysiu, prisidėjau jį renkant, tikrai turiu su jo grynu parašu, dalyvau, puiku, nuostabu. Bet negalima užsimiršti, mes dėl to ir esame iš šalies, tie paprasti pensininkai ir paprasti žmonės kritikai, kai matom ir skaitom vis tik tą popieriuką, vadinamą konstituciją, kur pasakyta, kaip turi elgtis prezidentas. Čia jau galima įsitarti. Bet kokio atveju sutikėsiu žodį, tik tiek dabar paaiškėjo, kas kaltas, kad Nausėda tapo prezidentu, pasirodo Šaplinskas čia ten yra viską tą padarė, bet vis tik tai grįžkim prie rimtų dalykų. Daug labai tam visoje šitoje energetikos ministro skirimo ir viešoje erdvėje kokia informacija, čia buvo labai daug kas užkliuvo. Ir argi nebuvo kandidatų, kurie padarytų tvarką. Paminėsiu vieną pavyzdį. Artūras Skardžius. Pažiūrėkit, kas darės, kai viešoje erdvėje pasiteko. Ir visą, žiūrėkit, rokiruotės. Nemuno aušra turėjo energetikos ministeriją. Užkulisuose, kurie ten vyko su prezidentu, su valdančia dauguma, padaro rokiruotę. Neduok Dieve, Skardžius ateis. Atiduoda Nemuno aušrai kultūros ministeriją, o šitą atiduoda socdemams su sąlyga, kad ateis tas pats Vaičiūnas. Vaičiūno kokia aureolė sukūrima, kad jisai vienu žodžiu patyręs energetikas. Jis nieko bendro su energetika neturi, apart to, kad ten dirbo toj kadencijoje, kada prisidirbo. Geras vykdytojas. Geras vykdytojas. Ir nebe savo naudos dar, sakykime, gali daryti prielaidas. Bet visą tą pažiūrėkim, kaip tos ministerijos formuojamos. Ir visa vyriausybė. Tai gal paliksiu kitą temą dar, šalia tų, kas buvo iš karto užšakuota adjudantas, kaip čia tauta vadina, būtent Nausėdos užsienio reikalų ministras. Mes dabar tik tai prieš tai turėjome pokalbį su buvusiu ministru Valioniu, jis kaip diplomatas, aš tik tarp eilučių galėjau daryti išvadas iš jo kodavimo apie mūsų dabartinę užsienio politiką. Jeigu čia jinai tenkina, tai tada jau kiti dalykai. Bet grįžkim prie to, kad jau Šakalienė ten irgi, tautoj pajuoka visiška. Čia jau kalbėkime apie tą valdžios autoritetą, kada visi supranta ir kariškiai, kad čia žmogus ne savo vietoj. Bet pridėkim prie to, jeigu mes turėjom Šarūną Birutį, kuris bent tokį lietuvybės pajautą turėjo, tai iššakuota ir niekas net paaiškinti negali. Vienintelis paaiškinimas eina kalba apie tai, kad jis per daug tai lietuvybei. Tai ir Volotkos, lietuvių kalbos komisijos skirimas ir kitas. Ir čia nieks negali paaiškinti, bet čia paminėjo Šaplinskas būtent tą Čmilytės teistumą. Bet aš kitus dalykus pastebėsiu. Įsišauksiu ugnį į save. Pažiūrėkit, Čmilytės tautybė yra. Yra žydiškos kilmės. Jinai yra. Ir dabar kiekvieną kartą, kada eina kalba apie tai, kada ten įvairūs kultūriniai dalykai su žydų paveldu, ir kiekvieną kartą dar išeina Kuklianski pavardė. Dabar užsienio politikoje vėl, jeigu visa, sakykime, didžiosios valstybės už Gazos ruožą pradeda smerkti Izraelį, ten yra, tai mūsų užsienio reikalų ministras iš karto šoka, kad jis to nedarys, nes ten jo šiandieniniam interviu pasakyta, kad šį Gazos ruožą palestiniečiam dabar daug svarbiau yra higieniniai paketai, maistas negu valstybės pripažinimas. Ten yra. Ir vėl tada tas pats Žemaitaičio puolimas, kad pasakė, užmuškit, kad tai palaukit, kas čia valdo pas mus Lietuvoje, tada pamėginkit paaiškinti. Bet žiūrėkit, ta situacija dabar kokiaus. Su kurio ministerijom per tą trumpą laikotarpį, kaip dabar jau suformavo nauja vyriausybė, daugiausiai kyla problemų. Pažiūrėkit, krašto apsauga, braziliški lėktuvai, visokias nesąmonės. Tai tame visame procese dalyvavo ir prezidentas. Kai iš finansų ministro jis reikalavo pernai su biudžeto priėmimu plus 700 milijonų, net nepagrindė, kam reikalingi pinigai. Negalima taip elgtis.
pasirodo braziliškom lėktuvėm, kurie ne NATO nariai, netitinka, ko reikia gynybai ir visą kitą, nieko netitinka. Bet prezidentas nori paskraidyti su gražiu lėktuvėliu, nes jam į krepšinio varžybą su Spartanu, nepatogu skristi, lėtai skrenda, reikia greitai. Tai žiūrėkit, iki kokio absurdo mes nusiritom. Jeigu prezidentas nori į krepšinio varžybą paskraidyti, nupirkim jam vipinį lėktuvėlį už kokį 20 milijonų, nereikės išleisti 700 milijonų. Tada krašto apsauga galės pirkti to, ko reikia jiem, o ne po užgaidą, užsienio politikų. Tai aš Budriui per komitetą uždaviau tiesiai klausimą, kaip jūs įgyvendinsit vyriausybės programą. Ten yra parašyta atstatyti santykius su Kinija. Kaip pavyzdys paprastas. Tai jau dabar akivaizdu, kad ministras dirbs atbulai prieš, kad neįgyvendintų vyriausybės programos. Bet tada realiai tokį ministrą reiktų atleisti, kuo greičiau, nes jis neįgyvendino vyriausybės programos. Dabar su energetika puikiai matom, kad, žiūrėkit, prezidentas, kai tik dar prasidėjo diskusijos, sako, oi, Vaičiūnas man labai tinka, labai gerai, labai puikus ministras. Kadangi padarėjęs dilba ir prezidentūrą. Visą tai akivaizdu parodo, kaip jis tą klaną remia. Ir pažiūrėkit, prezidentūros retorika. Ne, bankam mokesčių nebereikia solidarumo pratęsti, nereikia, labai blogai. Nors Latvijai šalia solidarumo mokestis bus ir 26, ir 27. Lenkai pelno mokestį bankam padarė 20-30 procentų ir nemato jokios problemos. O mūsų prezidentūra sako, ne, bankus ginkim, nelieskim bankų, jie šventieji yra. Tada apie Ignitį, ką prezidentūra sako, ne, Igničio susigrąžinimo, ne, šito klausimo nekelkim, negalime jo daryti. Tai žmonės turi pamatyti, kad žiūrėkit ne tai, ką politikai ten gražiai, kaip sakant, deklaruoja, kaip jie gerovės valstybė kurs, kaip jie myli tautą, o žiūrėkit, ką realiai jie gina ir kieno interesų. Tai dabar prezidentūra matom, ką jie gina ir kieno interesus atstovauja. Bet kaip sakau, šios valdančiosios daugumos išbandymas ir bus. Ar mes ministrus, kuriuos įkišo prezidentas, užsimerkę jo žiūrėsim ir leisim, kenkt valstybei, ar kaip tik sakysim, mėly ministrai, jūs neįgyvendinat koalicinės sutarties, jūs neįgyvendinat vyriausybės programos, tai gal laikas apleisti pozicijas ir leisti kitiem dirbti. Vienareikšmiai, aš tik tai vis galvoju, žinai, klausimas bus šitas pačiam, Eduardai. Jeigu prezidentas yra mūsų valstybės vadovas, pirmiausia, aš rūpinčiaus turbūt savo valstybės interesais. Jau paminėjom čia visą eilę tų konstitucijos pažeidimų. Palaukit, konstitucijoje kokia vėliava mūsų valstybinė ir kokia kabo pas mus Seime. Ir dar daugybė Lietuvos vietų ir prie valstybinių institucijų. Tai mes čia kas, Ukrainos filialas kažkokia, tam tikrai gubernijos dalis kažkokia, provincija esam Ukrainos, kas čia daros. Ir dabar visą eilę, taip aš analizuoju, ką daro, padėkime nuo tokių smulkmenų, nes velnės smulkmenuose gyvena. Pereitais metais per valstybės šventę Liepos 6-ąją, pažiūrėkit valstybės apdovanojimų, Lenkijos piliečių apdovanota daugiau negu lietuvių. Visas darbas, ką aš matau jo įvairiuose ten fotografuotis įvairiuose europiniuose renginiuose ir bandau daryti, kodėl. Kodėl jis visą tą daro. Ir man būna vienas paaiškinimas, kad trečioji kadencijoje pagal mūsų konstituciją, kurios nesilaiko, tai gal čia irgi bandys dar trečią kartą balotiruotis, bet jeigu jau šito niekas neleis, tai didelis noras pono Nausėdos, kuris tų švedų bankų paneikit pinigais buvo remiamas ir tapo, mano nuomonė, mūsų vadovu ir jiem atstovauja, didelis noras išeiti kažkokias europinės institucijas. Tai tada aš matau jo veikloj būtent ir kažkokią tai logiką, nes kas liečia Lietuvos žmonės, jų lūkesčius, jų interesus, ar ten pradėsim Ignitį, ar paimsim bet kažkurią kitą užsienio politikos sritį, ir ten tą pačią krašto apsaugos ten visus. Tai man nesuprantami dalykai, bet pamėginkit, pratęskit arba neikit. Man turbūt svarbesnis dalykas yra tai, kad dar, būdamas Seime, kartu su Skardžium nagrinėja problemą dėl vadinamo independence pirkimo. Tiek, kiek šneka protingi, sąžiningi žmonės apie tai, kad pirmiausia buvo surastas laivas, pradėta šnekėti apie tą terminalą, tik po to prisiminė, kad nėra ką įpareigoti, vyriausybė atbulinė tvarka patvarko Kubiliaus įstatymą, suteikia Rokui Masiuliui teisę vadinamą, prasideda žaidimai, visi pradeda jau šnekėti pala.
jūs už dvigubai didesnę sumą imate tą indepensą vadinamą, laimiuką. Dvigubą ten beveik. Nu, va. Ir prasideda žaidimai, vieni pasako, bet nieko nerašo, nieko nesigirti. Tas pats Skardžius labai teisingai pasako, kai pradėjom komisijai nagrinėti, pasirodo, nieks jo nenupirko. Jį paėmė nuomai. Už labai brangiai vieną. Po to, baigus nuomos vadinamą periodą, tu turi teisę įsipirkti, tai ką mes jį padarėm. Žodžiu, tą matematiškai sudėliojus, mes visi apaktume, kad maždaug, manau, kad čia galimai apie 1 milijardą litų iš mūsų visų žmonių paimta, kas galėtų būti švietimui, medicinai, pensininkam, palaikyti vadinamai tą pragyvenimo lygį, buvo tiesiog atiduota ir dabar atiduodama. Teko būti kartu su Skardžiumi tam independencija, lankytis, stebėti, klausim, o kur mūsų lietuvių darbuotojai, kurie jau buvo numatyti? Dėja, nuo apačios tų vadinamų iš Afrikos Respublikų salų ir taip kilo, kuo aukščiau, to baltesnis. Vadinamai, čia ne to, kad išeis, bet matėm, kaip kas dirba, jie gauna dvigubus atlyginimus. Tuo metu tai klausim, kada prasidės? Atrodo, dabar lyg išjudėjo. Ne. Ne? Ką tik buvom prieš mėnesį, vienas žmogus lietuvis yra. Ir tas pats turbūt valytojas. Tai... Ir visa laivo įgula nemoka nei 1 euro mokesčių Lietuvai. Nes jie yra kitiem mokantis mokesčių. Tai va, jums prašom, mes tiesiog iš savo biudžeto duodam, dalinam pinigėlius. Vienas dalykas tai yra praktinė pusė, o liežuvių per mūsų gerbiamą LRT ir visas kitas pūdrėjimas smegenis, kad čia viskas gražu, kad Lietuvai politiškai naudinga. Palaukit, mane beda kartais politiškai naudinga ir sako, už tai ateities kartom bus gera gyventi. Jeigu su manim dabar bėda, tai ir vaikam jau bėda. Ir šituo požiūriu, nesant teisybės arba bijant ją pasakyti, nes vien su kitu surišti nesažiningais pirkimais, permokėmis ir panašiai, mes Lietuvoje prieisim tokią balą, kad iš tikrųjų nereiks tiem rusam ridenti saulę iš rytų. Mes patys jos prašyti pradėsim. Turi būti keistis požiūris ir aš linkiu, kaip tik gerbiamam prezidentui, pagaliau istoriškai, apsiauti Jakobino batais ir daryti rodą. Suvaldyti tuos gerbiamus stambiosius verslininkus, kurie lapkritį darys suėjimą, subėgimą ir kaip parodo reklamą, tuos, kuriuos liaudis taip kabutėse myli, nuo gerbiamos direktorės, tai yra savininkės mokyklų, nuo didžiųjų dangoraižių stadionų statybos, asų, visų jų veidukai sulindė ir dar pasako, jūs nerasit telefonu. Jūs prieš Avulį čia šnekat, prieš Dargį? Per daug gerai pažįstu, nes nuo senamiesčio laikų mačiau, kaip buvo daromas tas vadinamas biznis. Ir kai dabar tie žmonės taip gražiai šneka, vai, tikrai nei vienas toks milijonierius arba retas iš jų, kuris švariai pradėjo biznį. Ir man gaila, kas svarbiausia, šitoj vietoj tas mūsų tėvelis pagal konstituciją, kuris turėjo būti visiems lygus, kažkaip iš tikrųjų savo pagalbiniais tais darbais tuos visus žmonės, kurie jau turbūt savo biznius perkelė į Europas ir tik tai kuo toliau nuo Lietuvos ir mes čia negaunam mokesčių, tuo pačiu pritarė ir padeda jiem. Tuo pačiu kelia tą psichologinį, tokį dvilypumą žmonėm nebepasitikėjimą. Ir kas baisiausia, pažiūrėkit, mano smulkieji turgus išneka, palaukit, kai tik sakyti teisingą kabutėse žodį, tuoj kviečiamas kurio nors banko ekonomistas. Palauk, bet jie ką atstovauja? Jie kitaip šnekėti negali. Jie atstovauja bankų nuomonę. Iš kur gerbiamas prezidentas išėjo? Aš taip ir negirdėjau, kad jis sąžiningai pasakytų, kolegos, gerbiami tautiečiai, dirbu banke, dabar atsiriboju visiškai ir tarnauju Lietuvai. Dėja, to nebuvo pasakyta. Toliau gina bankus. Dėja, jisai žiūri ne į aplinkinę šalis, teisingai pasakėte, kad jis numato arba grįžti į savo darbelį, ramiai užbaigti lik pensijos, arba turbūt nedidesnėse struktūrose Europinių bankų draugijai.
ten gal gaus kažkokią vietą. Čia... Nežinau, kaip, kuom ir kas baigsis, bet linkiu vat Ąžuolui atlaikyti tai, kas dedasi Seime ir suprantant, kad, pasižiūrėkit, praeitą kadenciją jūsų opozicija, Šimonytė darė, ką norėjo. Ir visur jinai teisi, išrinkit mane, tai yra, perinkit, jeigu norėsit po 4 metų. Viskas apsikeitė, bet man regis ir dabar Seimui vadovauja opozicija su mūsų gerbiamo žiniasklaidos pagalba. Vienareikšmiai, nes vos tik tai ten kažkokia tai užeina kalba apie pensijinių fondų, kažkas pagerinimą būtent pensininkam ir tiesiog va, toks logiškas, kad jau tie fondai kažkaip tai labiau prie žmonių priartės. Iš karto aš matau per LRT ir per visas televizijas komentuoja Mačiulis ir Poviliausku, kaip šito daryti negalima ir nereikia. Bet rūpinas jų pelnu. Jo, ir tada pasižiūrėk, kad tie visi yra, vienu žodžiu, jų bankų pensiniai fondai yra būtent jų administruojami šitų bankų. Ir vos tik tai išėjo, jiem iš karto minusas, jeigu ten kažkas pasitraukia iš tų kaupiamų fondų. Bet mes vėl kalbam, kad va, tarptautinė padėtis bloga, kad gynybai reikia. Nu ir palaukit, dabar paskutiniai tie auditas nuo 1926 metų Lietuvos kariuomeniai nedarytas. Ir dabar man visoje šitoj, jau paminėjau, tų mūsų lėktuvų pirkimų iš Brazilijos istorijoje, kada Šakalienė pareiškė, kad šitie pinigai, ten 700 milijonų berods minimi, yra iš ES gauti. Tai palaukit, ar tiem lėktuvam gauti yra aplamai gynybai? Ten yra čia valstybė gauti. Kiek galima to, kada tu komentuoji, laikyti, kad visi sėdi ir kvailiai, nesupranta, kam tie Europos pinigai, viena po kito, vienas po kito. Palaukit, aš turėjau labai konkretų dalyką, kadangi čia su tais poligonų steigimais ir Varėnoj, mes ir gyvenam, kad buvo caro poligonai. Ir kur ten krūvos randama įvairių ten nuo karo, nuo visų karų likusių sprogmenų, kada yra konkrečios vietos, kada ten atvažiuoja, kažkas randa ir mūsų dabar atvažiuoja tie išminuotojai, įsitraukia tą vieną rastą ir išvažiuoja, kitoliau neišminuoja. Buvo klausimas dabartiniam politikam, kuriem yra net šitus dalykus žino, ir paminėjo, buvo sudarytos gauti pinigai iš Europos, būtent išminavimo tokiem darbam, padaryti žemėlapiai, kur yra. Tie pinigai buvo išvaistyti, nieks nepadaryta ir dabar jie reaguoja tik iš įkvietimą. Kažkas rado, atvažiavo nuo Kenksmeno, o kad šito po žemė yra grūvos, nieks nedaro. Tai kiek gali, kad krašto apsaugos ministerijoje ir nieks būti už nieką neatsakingi. Va tokios tipo Šakalienės ministrais, kuris palaiko, kas čia darosi? Bet man, žiūrėkit, vėl darbais reikia viską vertinti, ne žodžiais. Valstybės kontrolė atliko auditą gynybos. Ne kiek auditą apžvalgą, tokia labai nedidelė, reiktų giliau lysti. Tai kokia prezidento reakcija, kai Šakalienė liepia įslaptinti? Nieko, jokios. Mes, sudarydami koalicinę sutartį, iš karto įsirašėme koalicinę sutartį, kad gynyboje auditai turi būti atliekami ne kas metų, kas pusę metų. Kas pusę metų turi būti atliekami auditai, paviešinimą, pateikiamą visuomenį ir visuomenė turi žinoti, ten skaidru, viskas. Tai aš dabar matysim, ar bus tai daroma. Aš pilnai tikiu, kad Šakalienė to nedarys, prezidentas irgi sakys, nereikia, nedarykim, viskas gerai. Tai matysim, ar koalicijos programa bus įgyvendinta. Bet ir vėl, žiūrėkit, ta, kas pavaldu prezidentui, kur ką įkišo prezidentas, tenais korupcija turi klestėti. Bet jie, aš nežinau. Man toks vaizdas, kad gali atsitikti taip, pavyzdžiui, mes dabar sutarėm, kad po pusmečio turi būti išviešinta ta kontrolės padaryta ataskaita, kur buvo jau anksčiau padaryta. Aš suprantu, kad galbūt kažkokio ginklo įsigijimo kainą gal nereikia viešinti, galim užtušuoti tą kainą, bet visa kita ten yra tokie duomenys, kurių nereikia. Slėpti, nerodyti ir visa kita, aš pats išgirdau. Tai matysim, koalicijos partneriai to laikysit. Ir aš pilnai tikiu, kad iš karto užpuls visokią, LRT, visokios taiklų įmonė ir visų kiti, kurie dalyvauja toj schemai. Visuomenininkas Tapinas pasirodys. Visuomenininkas užpuls ir visi taip sakys, negalima auditų daryti, negalima viešinti, negalima nieko, nes ten labai gerai sukasi pinigai. Bet tiesme, kol tai aukščiausių pareigūnai, kaip sakant, sėdi savo postus, tai leidžia, tai ir vyks. Akivaizdu.
Gerai, tai Aš trumpai. Eduardai, vienas, taip žinai, papildymas, vat, ir pakomentuok, kas yra demokratija? Tai yra renkamosios valdžios, vykdomosios, teismų atskirimas ir vienu žodžiu ir ketvirtoji valdžia, kurią vadinam žiniasklaida. Dabar popierinė žiniasklaida, jinai sunaikinta. Iš esmės tie likę tik tai savaitraščiai liūto dalim ir tiek dar rajoninėse savivaldybių, ten lygmenį kažkas egzistuoja. Dabar, jeigu matysim, kalbėjom apie teismus. Pats geriausias pavyzdys Konstitucinis teismas, kuris ką nori, tą daro ir akivaizdus yra tarnas ten valdančios daugumos. Prieš tai buvusio, o tik pirmoji konservatorių politikos ten yra vykdytas visos valdžios vado. Apie kokią demokratiją galim kalbėti čia? Šalia to, pamėgink pakomentuoti. Prieš tai pridėsiu prie gerbiamo Aslo, čia apie karo ministeriją šnekame, bet tą, ką padarė Simonas Gentvilas aplinkos apsaugos ministerijai, įsivaizduojate, čia Lietuvai paradoksas, tik reikia sujungti vieną vietą tai, ką šneka. Miškus reikia kirsti, nes jų yra per daug ir panašiai. Kiek iškirsta miškų? Dabar kitą pusę per krašto apsaugos, per tą pačią aplinkos ministeriją grąžinome pelkes, nes tai padės apsisaugoti Lietuvai nuo priešų. Palaukit, kokią pelkę aš įbrisiu, ar bėgti, ar kitam ateit, kai mane matys iš visų pusių, nes miško nėra. Ir tada gal kokie kvailiai taip gal šnekėti, kur tas pelkes grąžinti? Pirmiausia, sustabdykim logiškai miškų kirtimą. Antra, kur dar galima žemę apdirbti, išlyginkim tos griovis ir po to jau galvokime, o kur tas pelkes galim sukurti. Tai čia vienas dalykas, tai turėtų būti prezidento pagrindinis dalykas. Nu, o dabar šnekantį apie, kaip priminkit, kokiu klausimu jūs manėte. Dėl demokratijos. Demokratija. Demokratus tai yra liaudies valdžia. Čia nuo antikos laikų. Įsivaizduokit, ką mes galime, čia pašnekėsim, čia mūsų nufilmos yra gražu. Mūsų klauso ta paprasta liaudis, kur, kaip sako, šuns balsas į dangų neina. O tą, ką pasakys LRT per savo, sakysim, ruporas, kurie yra apmokami iš mūsų kišenės, ten tiesa ir tik vienintelė tiesa. Manyčiau, mes turime dabar išgyventi tą sunkų laikotarpį, kai kol kas dar nepriėjo tos fazės revoliucinės, kai viršus nebemoka, o apačia nebegali kentėti. Ir tada ateis virsmas. Baisu tik tai, kad neprisidirbtume iš rytų, neįbristų anksčiau laiko. Visi šitie vadinamieji nuo mūsų reikiantis, kad negalima ir, sakysim, pinigų grinų turėti, o turi sąskaitas, kurios jau bus tenais offshore'uose ir Šveicarijos bankuose, išlėks. Ne tai, kad kalbama apie gerbiamą Smetoną, kuris pabėgo, jis nepabėgo, jis perėjo gražiai upelį ir nuėjo, nes vienintelis iš Pabaltijo prezidentų nepasirašęs Lietuvos atidavimo. Gi mūsų dabartiniai gerbiami elito žmonės tikrai jau dabar perka salas ir vietas ten užsieniuose, manau, kad jie pasitrauks. O mes, Lietuvos tauta, turėsim čia vėl atlaikyti tą vadinamąją okupaciją, kurios tikrai niekam nelinkiu. Nes Ukrainos žemėse jie parodė, okupantai, ką gali padaryti ir jokios atsakomybės. Manau, kad privalome telktis kartu. Ir teisingai, pagal Konstituciją mes turim rinkti savo atstovus. Kada pagaliau žmonės supras, kad renkant reikia žiūrėti ne tai, ką šneka, o ką jau padarė ir palyginti, ką sužada padaryti. Vienas iš klaidingų dalykų, kad Konstitucijai turėtų būti renkami žmonės asmenybės. Tai yra partijos sąrašas, tegul būna. Ir pliusiukais, ką tu siūlai pagal tų pliusiukų gausą ir išrinkti tuos 141 žmogų. Ir nemažinti jokiais būdais, nes jeigu sumažinti bus lengviau, kaip mes vadinam, nupirkti. Ir dar lengviau suvystyti. Ir čia svarbiausia, kai dabar pereinam prie Ignitis, tai turi būti pirmasis lakmuso popierėlis,
kuris parodys, ar mūsų valdžia nori taisytis, gydytis, ar mes taip ir paliksim tai mažumai valdyti mūsų tą energetiką, švaistyti Lietuvos pinigus, kuriem nusispjauta lietuvių tauta ir panašiai, jiem rūpi ilgas pinigas. Va čia tas švaistimas toks akivaizdus ir nebijau pasakyti, Maxima tą patį darė. Jau atsimenu, jau tada svarstėm, 46 milijonų, kai buvo atiduota neįgaliųjų pinigai. Grybauskaitė čia pat pasirašė. Verslininkų ten skola iš VMI, ten būna 1000 kitas, jie pradeda patikrinimus 6 milijonus, buvo iš karto atiduoti. Va čia yra bėda. Ir dabar tie pinigėliai ten panašiai eina tokiu pačiu būdu. Taip kad aš manyčiau, tikrai va tos laidos geros ir aš manau jos reikalingos kaip tas gėrio grūdas, kurį sodinkim, puoselėkim ir galbūt pasikeis šiek tiek Lietuva. Kad iš jūsų lūpų dievuliai ausyse, gerbiamas Eduardai. Bet gerai, grįžtant, kadangi dar laiko šiek tiek turim, grįžtam, kalbėjom apie demokratiją. Tik labai trumpai. Yra tokia sąjunga demokratų, vadinama vardan Lietuvos. Pažiūrėkim, buvęs kelių policininkų Skvernelio vadovaujama politinė organizacija. Ir kada visi tie igničiai prasidėjo, grįšim prie to. Skvernelio Lietuvos geležinkeliai išparceliuoti, ten vienu išskaidyti, klaidingai ir matos minusą naita. Miškai padaryti, vienu žodžiu, niekur tokio nėra atiduoti ten perdirbėjam, kas ką nori tas daro. Visur Skvernelis, Ignitis, vėl Skvernelis. Dabar vis šitas vyriausybės vis tik tai pikti liežuviai šneka, galima sakyti, gal sąmokslo teorija, bet visas Palucko virtimas taip pat buvo, žmonės kalba, kad buvo noras vėl Skvernelį padaryti vyriausybės vadovų. Net jeigu būtų koalicijoje išlikusi jų demokratų sąjunga, bet taip paradoksaliai skambanti, būtų bandymas daryti ir vėl tiem valdžiažmogiam. Nu, sakykim tikrai, kad ką aš matau, kad Skvernelis visą laiką dirba su konservatoriais. Ar tai Igničio buvo, jeigu patikėtų tuo metu Ramūno Karbauskio partijos vadovų, visa šita afera buvo derinta su Gabrielium Landsbergiu, kad buvo čia opozicijai. Dabar atėjimas ir vėl tas kiekvieną kartą prisilietimas ir tas prie energetikos klano, tai kas yra tas Skvernelis? Mes atskirą kalbą dar prie šito pokalbio prie šito stalo darysim. Kas čia per žmogus, kuris dirba tai su vienais, tai su kitais, bet galutiniam rezultate paaiškėja ar opozicijoje jisai būtent su tais valdžiažmogiais, kurie yra prie pinigų. Visą laiką toksai įdomi asmenybė mūsų. Iš tikrųjų, gal, jeigu taip žiūrint iš šono, aišku, gal čia sąmokslo teorijos sutapimai, kiti dalykai, bet dėja prie šio žmogaus daug dalykų įvyko. Kaip sakant, tai ir kai tu matai, kai tai kartojas, tai yra jau nebe atsitiktinumas, o pastovumas. Na, man vienas žmogus gerai pasakė, sako, 2008 metais krizės laikotarpiu, kai buvo prie Seimo, kaip sakant, tauta sukilus, nuo to, ką darė Kubilius per krizės laikų, kai smaugė žmonės, pensijas mažino, viską darė, kas nubalšino šitą sukilimą savo. Vat sako, jūs visai ką pasižiūrėkit. Ir realiai tada jau tauta buvo užslopinta. Nors realiai pensijas buvo minėjimos, viskas mažino, pjaustoma, karpo, viską daro, mes krizės tyrimais aiškinom, kad tai buvo neteisėti netgi veiksmai. Lietuvoje atlikta, net konstitucinis teismas pasisakė, kad neteisėtai buvo atimta iš tautos. Tai tautos sukilimas tada buvo numalšintas ir einam toliau. Dabar žiūrėkit, LRT direktorė prie ko paskirta dabartinė? Prie Sauliaus vyriausybės. Sakykime, sutapimai, ar ne? Bet būtent tada, Ignitis kada, prie jo. Ir daug tokia eilė dalykų prie šio žmogaus, taip išeina. Bet vadinasi, tam tikriem, nežinau, planam ar kažkam tai tinka ir yra gerai. Ir aš norėčiau tokio politologo vieną labai įdomią citatą gerą išgirdau. Jis apie politiką, šnekėjo Lietuvos politiką, kaip Lietuva vystėsi, kaip keitėsi, visą kitą. Sako, žiūrėkit, anksčiau buvo Lietuvoje planinė ekonomika. Senais laikais buvo planinė ekonomika. Sako, dabar jai tapo klaninė ekonomika. Ir sako, dalis politikų tos klanus aptarnauja. Ir sakė, jūs pasižiūrėkit tos politikus, jūs iš karto pamatysit. Žiūrėkit, prezidentas bankų gina, pensijų fondus, ten visus kitus dalykus, energetikas. Ir sako, iš karto jūs galite pamatyti, koks politikas kam dirba.
kuris politikas išrinktas dirba tautai, žmonėm, rinkėjai, kurio jo pasitikėjo, ir koks politikas dirba klanam. Nu, vat, konservatorius mes puikiai matom, kokiam klanam dirba. Tai va dabar tokie politikai ir mes tokie yra tapę. Tai yra va tokie vaizdu, kodėl, bet žiūrėkit, tie politikai, kur dirba klanam, LRT jo šlovina, televizijos jo šlovina, žurnalistai šlovina, kokie puikus, kokie gražus, kokie geri. Jie, nu, vat, buvusi vyriausybė, žiūrėkit, konservatorių šis be kompetencijų buvo ministrai. Nu, iš vis, ne tos ryties be kompetencijų, bet jie buvo ginami, šlovinami, kokie gražus, kokie geri ir visą kitą. Tai va tas ir gaunas, tas politikas, kuris, kaip sakant, nusprendžia klanam tarnauti, jis yra šlovinimas ir jis ant bangos buvo. Nu, žiūrėkit, vienais rinkimais jis laimėjo, lindo, kitais laimėjo, prilindo į vieną koaliciją, į kitą koaliciją, bet jis vis kažkur visada prilenda. Nu ir žinot, vat, netgi vertinant Gintauto Palucko buvusio premjero paskirimą, tai kai jį paskirinėjo, prezidentui tiko, visiems tiko, viskas gerai. Nors specialios tarnybos buvo tikrai visų dokumentus prezidentui padėjo ant stalą ir pasakė, žiūrėkit, yra tokios grėsmės, tokios grėsmės, tokios. Bet vadinimas tiko. Bet aš, jeigu iš politiko pusės žiūrėčiau, tai aš suprantu taip, kad jį, čia mano spėjimas būtų, kad realiai jį šantažavo su visais tais dalykais, bet tu vykdyk, nu, ką mes tau liepiam, planam tarnauti. Tai vadinasi, atėjo diena, kai Gintautas sako, turbūt pasakė, atleiskit, nebetarnausiu, viskas. Ir tada buvo, žiūrėkit, staigiai pašalintas, netgi teisėsauga dirbo, kaip reikia, kratos, visi dalykai, net Europinė prokuratūra pasakė, ką iš jūsų laikėt žmogų paleisiu, ką iš jo dabar darot. Nu. Tai vadinasi, kaip tie klanai dalyvauja visam tam procese, kurie gali ir paskirti, ir nuversti, ir įdėti, ir išimti, ir va tas vyksta. Bet aš džiaugiuosi gal tik tiem dalykus, žiūrėkit, dabar nemažai politikų nebebijo kalbėti. Nu, mat, ar tai būtų Remigijus Žemaitaitis, ar kiti politikai, jau kalba viešai, tai sako, nebebijo net kalbėti. Nes anksčiau, pavyzdžiui, prie Grybauskaitės, oi, nesakykim, kad Grybauskaitė taip daro, kaip baisu, čia, nežinau, kažkas mums atsitiks, jau pasakys. Dabar tos manęs nebeliko nieko. Ir vat, visi žmonės turi suprasti vieną dalyką. Kur jūs bedirbtumėt? Ar ministerijoje, ar įstaigoje, ar kažkokioje savivaldybėje, ar kažkur. Matot korupciją, matot blogus dalykus, viešinkit ir rodykit. Nu, nebegalime tylėti, nes kuo ilgiau mes tylėsim, tuo labiau į tą klanų liūną mes krisim. Tai realiai priklauso nuo kiekvieno, kokioje Lietuvoje mes gyvensim. Čia trumpai tik spėčiau, kad Saulius pasakytų visą, kas jį įtakoja nuo to meto, kai Telyčėnas jį pasiūlė vietoj savęs į generalinio komisaro vietą. Aš dirbau su jais, susidūręs ir skaudu, bet taip yra, kad Saulius kas įpareigoja leisti Ignitis įsikabinti, pastatė jam tą ministerį ir taip toliau ir panašiai. Ir pamatysit, Sauliukas tvirtai žingsniais kopia link prezidento kėdės. Čia jau taip aišku. Dabar Tapinas nori, Tapinas dabar nori. Tapinas, jau, tegu susipjaus patys. Gerai, kadangi šitas mūsų laikas jau baigęs, aš manau, kad mūsų žiūrovai, kurie matė, pilnai susidarė įspūdį, kas iš tikrųjų vyko formuojant šitą vyriausybės programą ir kas įtakoja šitą priimant sprendimus. Tai dėkui gerbiamam Eduardui Šablykui, gerbiamam Valiui Ąžuolui, kad radot laiko, atėjot, kad nebijojot, drąsiai pasidalinot savo mintimis. Aš tik premjerę užjaučiu dabar. Ir iki sekančių susitikimų. Viso gero. Viso.